mus stebi nuotoliu. Aš esu Lukrecija Gedraitytė, portalo Rytas žurnalistė. Na, o šiandien turėsime diskusiją apie tai, kokių grėsmių Lietuvai kelia klimato kaita ir ką galime padaryti, kad joms pasiruoštume. Ir labai maloniai noriu pakviesti diskusijos dalyvius. Tai aplinkos ministras Simonas Gentvila, bendrovės Kauno Grūdai vadovą Andrių Pranckevičių, įmonės Vilniaus vandenys gamybos tarnybos vadovą Viktorą Matonį. Su mumis dar turėjo būti ir ministras Kazys Starkevičius ir kai jo sulauksim, taip pat tęsim diskusiją. Aha, taip prisėsim. Tai kalbant apie klimato kaitą ar ne, šiemet tiek JAV, tiek Europoje gamtos stichijos pridarė tikrai gana daug padarinių tiek JAV verslams, įmonėms ir Ispanijoje matėme, kaip smogė ir potviniai ir audros. Kreipiuosi aplinkos ministrą, ar yra reali grėsmė, kad ir Lietuvai gali smogti tokio masto audros potviniai? Sveiki, tai tik tai atsitiktinumas, kad audra Borisas, šaltas ir šiltas srautas susidūrė ties Sudetais, Čekijos ir Lenkijos pasienyje. Išlijo per tą dieną 44 cm vandens. Tai čia tas lygiai galėjo nutikti ir pas mus. Lygiai taip pat. Ir čia tik tai laiko klausimas, kada tai nutiks. Tai gal labiausiai tą atspindi pavojų turbūt draudimo rizikos bendrovės. Ir kai kiti kalbėjasi su draudikais, perdraudikais, tai jie ypač žemės ūkyje, miškininkystėje, kas yra tiesiogiai jau įtaka, tai dabar kalba apie tai, kad iš esmės dvigubėja, trigubėja draudimo įmokos, nes ir turbūt įmonės tą labai pajunta savo, nes tiesiog gauna iš draudikų pasiūlymus, kad ta rizika susijusi su klimatu, jinai yra padvigubėjus, patrigubėjus. Ir mes esam prognozes pateikę aplinkos ministerija Bankų asociacijai, draudikų asociacijai, kaip klimatas keisis Lietuvoje iki 2100 metų. Tai per tuos parametrus draudimo ar bankų sektorius tiesiog vertina savo riziką ir jinai yra kartais išaugusi. Tai atsakant į jūsų klausimą, tik tai laiko klausimas, kada tai įvyks, bet optimistinė pusė yra, kad pavyzdžiui Viena, kaip Austrijos miestas, yra išvengę šito viso, nes buvo pasiruošusi savo infrastruktūrą ir tai tam reikia tiesiog pasiruošti ir su visom reikmėm. O minėjote, kad 2100 metais ar ne jau maždaug žinosime, kaip atrodys Lietuva ir kokią įtaką turės klimato kaita, tai kaip atrodys ta Lietuva? Nereikia į 2100-osius eiti. Pavyzdžiui, kas pirmas jaučia klimato kaitos pokyčius, tai žemės ūkis ir miškininkystė. Miškininkystėje dabar yra masinis eglių džiovimas, nes yra šiltos žiemos, sausos vasaros ir spygliuočiai negali apsiginti nuo vabalų dėl to, kad jų keletas generacijų užauga per žiemą. Sakų negali pagaminti dėl to, kad sakai gaminami iš vandens, o jeigu sausos vasaros, tai tiesiog džiūna mūsų spygliuotynai ir tai yra milijardinis turtas tiek privataus sektoriaus, tiek valstybinio sektoriaus. Žemės ūkis, tai stichinės sausros, stichinės liūtis. Klausimas, kaip susidoroja, ar investuojama yra į drėkinimo sistemas, irigacijos sistemas ir taip toliau, o miestams tai yra perteklinio vandens irgi absorbavimas, ką turbūt Vilniaus vandenys ir kiti irgi kalba, nes mes turėjom, pavyzdžiui, pernai metais rudenį Kretingoje, kai buvo irgi didelė vakarų Lietuvoje, 4,5 cm maždaug išlijo per dieną, tai 250 milijonų eurų nuostolių. Įvairiai skaičiuojama, bet tai yra 4,5 lyginant su 44 Čekijoje šią vasarą. Tai sakote, kad žemės ūkis viena iš tų Lietuvos ūkio sričių, kuriai klimato kaita turės daugiausiai įtakos, ar dar yra kažkokių tai sferų, kur taip pat padarinių gali būti? Viskam įtakos turės viskam ir, pavyzdžiui, mūsų pastatų pritaikymas kondicionavimo sistemom, karščio bangos, jos palies senjorus, ypač vasaromis, nes bus stiprios karščio bangos. Jeigu mes per šios metus, per rugsėjį, turėjom 7 rekordus šilumos. 7 rekordus. Per visus metus jau turėjom 15 ar 16 šilumos rekordų.
tai reiškia, kad karščio bangos alins moksleivius, seniorus ir taip toliau. Tai bus visuotinis, bet čia gali tik tai tą apokaliptinį scenarijų, bet tam reikia tiesiog ruoštis. Prie to reikia taikytis ir todėl reikia neinvestuoti ten, kur yra didžiausias pavojus, tai bankai daro tą taksonominį reguliavimą, kad neleidžia skolinti ten, kur yra didelė rizika, pavyzdžiui, užliejamuose teritorijose ar tenai pastatuose, kurie netitinka tų standartų, vertina įmonių atsparumą klimato kaitai, tai ateina per finansinį sektorių tas įsivertinimas, tai man atrodo logiškai darant investicijas, gali išvengti to. Dar pakalbėsime, kaip tam pasiruošti. Gerbiamas Matonė, ministras užsiminė apie energetikos infrastruktūrą. Tai tuomet klausimas jums būtų iš jūsų perspektyvos, ką jūs pastebite iš šios srities, ką galėtumėt, kokiamis įžvalgomis pasidalinti? Sveiki. Taip, tai iš tikrųjų besikeičiantis klimatas tikrai turi didelį įtaką ir mūsų veiklai. Tai turbūt visi ir matom ir girdim, kai vyksta vėtros, škvalai, dingsta elektra, o šiaip mes tai vandens tikrai turim daug Lietuvoje, Vilniuje iš tikrųjų, bet kad tą vandenį patiektų visą laiką reikalinga elektros energija. Tai po kiekvieno škvalo mes tą jaučiam ir tam jau įrenginėjame elektros generatorius, kad vartotojai nepajustų tiesiog to elektros dingimų. Tai jau ne tai, kad ruošiamės, bet jau ir darom, žiūrim į priekį. Nes kuo toliau, tuo dažniau kartojasi visos šitos stichijos. Tai tikrai tokį esminį poveikį mes turim, nes mes aprūpinam beveik 600 000 gyventojų vandeniu, tai mes esame didžiausia vandentvarkos įmonė Lietuvoje. Tai dabar vasarą turėjome nemažą audrą, ar buvo kažkokių tai problemų, su kuriamis buvo galbūt, nežinau, sunkiau susitvarkyti, ar galbūt tam reikėtų dar daugiau finansų, pajėgumų ir dar ko nors? Tikrai taip, iššūkių turėjom ir elektros dingimų, bet buvom tam pasiruošę. Tai vežėm generatorius, jungiam, kad gyventojai nepajustų, kad dingo elektra tiesiog. Tai užtikrinam vandens tiekimą nepertraukimą. Tai tikrai tam pasiruošę. Be abejo, į ateitį žiūrint, kuo toliau, tuo daugiau reikia modernizuoti infrastruktūrą, plėsti ją, kad užtikrintumėm paslaugų teikimą. Nes kita dalis yra, tai ir vasaros, karščiai tie patys, kai mes tiesiog kitą kartą matom, kaip gyvena Vilniečiai, kada vartoja vandens daugiausiai ir tie pikai tikrai yra, jie vis didėja. Tai per kiekvieno karščio bumo piką, ta prasme, mes matom, kaip ir vandens poreikis didėja, tai tam irgi ruošiamės, planuojamės plėtrą infrastruktūros, modernizuojam tam, kad užtikrintumėm poreikį visą. Dar šiek tiek kalbant ir apie žemės ūkį, vis tiek tai yra viena iš tų sričių, kaip kalbėjome, kuri taip pat susiduria su iššūkiais. Turime ir bendrovės Kauno Grūdų vadovą. Norėčiau jūsų pasiteirauti, jūs irgi labai arti matote, kas vyksta žemės ūkyje kasdien. Kaip galėtumėt pasakyti, ar ūkininkai jau dabar mato, kaip klimato kaita veikia jų kasdienį darbą, ar daugiau pokyčių galbūt bus dar ateityje, ko dar dabar nematome? Sveiki visi, tai taip, iš tikrųjų ūkininkai ir mato, ir matys, ir kaip ministras minėjo, turbūt buvo pirmieji, kas tą pajutė labai tiesiogiai. Mūsų atveju mes kaip įmonių grupė, Akolos grupė, turime ir pirminę žemės ūkio gamybą, ir patys ir sėjam, ir pjaunam, ir pieno gamybą, tai tiesiog jaučiam savo kailiu labai dažnai tuos pokyčius. Mūsų atveju klimato pokytis daugiau susijęs ne tiek su vėtromis, sakykime, ar net potviniais, patvinimais upių, bet su sausra. Ir čia toks daugeliu netikėtas buvo posūkis, prieš turbūt jau gal 15 metų pradėjo ryškėti, kad tos vasaros labai šiltėja žiemos. Ir jeigu grįžti ten 20 metų atgal, dar pats pamenu, kaip pagrindinė problema žemės ūkyje buvo iššalimai. Žiemai šaldavo tiesiog ir dėl to žieminių pasėlių Lietuvoje, Baltijos šalyse būdavo labai nedaug. Ir visi žiūrėdavom į Vokietiją ar Prancūziją, vadindavom jas tokias jūriniam didelėm valstybėm, kur yra tas toksai švelni žiema ir ten vyruoja 80% pasėlių žieminių. Šiandien Lietuvoje lygiai tas pats. Taip nejučia, metai po metų, tai pasikeitė labai tą pusę ir tai yra ir gerai, ir blogai. Žiemos yra geros, labai palankios šiuo atveju maisto gamybai Lietuvoje, kas yra pliusas ir teigiamas dalykas. Vasaros yra neprognozuojamas dėl karščio bangų.
Ir dabar jau keli metai iš eilės karščio bangos jos įvyksta. Jos būna ilgesnės, trumpesnės. Čia apskritai 3 paskutiniai metai taip apie Jonines. Ir dar pamenu, dar pats, kai būdavau paauglys, tai tos Joninės būdavo Lietuje. Lydavo ten, tai kaip ten sakydavo, ten tų šiandpievių kelios 7 dienos ar kiek ten, ar kiek savaičių lydavo iš eilės. Dabar nelyja. Nebėra to lietaus per Jonines ir tai irgi rodo, kad pokytis vyksta. Tai kova su tuo, aišku, yra labai sudėtinga ir kaip ministras minėjo, tai tikrai yra draudimai. Ir žemės ūkėje pirminiai gamybų yra draudimai, jie veikia. Yra ir nuo iššalimų, ir nuo sausrų. Yra mechanizmai, kurie šiek tiek galbūt apsunkina panaudojimą, bet jie turbūt yra, kaip sakyti, reikalingi, nes turi būti paskelbiamos tokios ekstremalios lokalinės zonos, kad būtų vykdomi tie, pripažįstama ar ne ta žala. Tai draudimai yra viena ir jie brangsta ir viskas, iš tikrųjų brangsta. Aš pats grįžau tik vakar iš Floridos, tarp kitko, kur vyko rinkimai ir ten dėl ten vykstančių klimato pokyčių 4 kartus per paskutinius 3 metus pabrango draudimų įmoka. Viskam, nes nebegali ir jie sukovoti su neprognozuojamais jų atveju uraganais, tornadais. Jie ateina ir viską greuna. Va, tai tas dalykas, bet aš sakyčiau, jeigu žiūrėti ilgalaikę prasme, tai mes turim net ir privalumą. Ta prasme, kad tas šiltėjimas, sausros, jos daug labiau paveiks neigiamai didesnę dalį Europos šalių negu mus. Ir jeigu žiūrėti žemėlapius prognozės, aišku, niekas tos ateities nežino, bet iškarštėjimas ir vandens netekimas, o žemės ūkis, maisto gamyba yra lygų vanduo. Kur yra vanduo, ten gaminasi maistas, kur nėra vandens, maistas nesigamina. Labai paprasta. Tai Europoje taip iki pat vidurio yra brėžiama karščio tokia raudoni žemėlapiai, geltoni raudoni. Ir praktiškai nuo Vengrijos, nuo vidurio Lenkijos ir aukštyn, ar nuo Lenkijos ir aukštyn, kur mes pakliūnam ir mes, bus pati palankiausia zona gaminti maistą. Nes tas vandens kiekis jisai išliks pakankamas ir tos karščio bangos jos nebus tokios stiprios. Tai čia tam tikrą prasme, tam visam pokytyje yra ir didelė galimybė, kurią mes turėtumėm kaip valstybė išnaudoti. Apie tai dar pakalbėsim ir dar noriu į diskusiją pakviesti Žemės ūkio ministerijos viceministrę Laurą Ramanauskaitę, kuri prisijungs prie mūsų, tai paprašysiu mikrofoną, kad kolegos duotų ir tuomet pratęsim apie tai, kaip klimato kaita veikia ir galbūt kokios tos galimybės, apie kurias ką tik ir užsiminė Andrius. Taip. Sveiki. Sveiki, labai atsiprašau, kad pavėlavau. Atstovauju Žemės ūkio ministrą Kazį Starkevičių. Ministras atsiprašo, iš tiesų paskutinę minutę pasikeitė planai ir teko skubėti į Seimą, kadangi turime paskutinių tokių, reikšmingų įstatymų pateikę ir tikrai norime, kad jie būtų patvirtinti, tie pakeitimai. Tai galbūt jūsų dar norėčiau, kad pateiktumėt savo pastebėjimus. Šiek tiek jau kalbėjome apie tai, kaip klimato kaita veikia ir ateityje veiks žemės ūkį. Ką jūs matytumėt, kokie pokyčiai, kokios grėsmės laukia Lietuvos ūkio? Truputį girdėjau anksčiau šnekėjusius. Tai apie tas grėsmes, tai visų pirma, mes irgi nesam nuo jų kažkaip apsaugoti, ne? Klimato kaita gali smogti blogiausių pavydalų ir taip, Lietuva tikriausiai irgi gali dar sulaukti tokių bangų kaip potviniai. Lietuvos istorijoje tai nebūtų kažkoks naujas dalykas, ne? Prieš pastatant Kauno hidroelektrinę, Kaunas nuolat kentėdavo nuo potvinių, pavasarinių potvinių, ypač ledų sangrūdų Neryje ir Nemune, tai nebūtų kažkas naujo ir tos grėsmės jos yra labai realios. Mes turim apie jas galvoti ir ruoštis nuolat. Neduok Dieve, nelaimė, per daug sniego, per daug ledo, Kaunas gali būti nuplautas per 27 minutes. Pavyzdžiui, skamba siaubingai, tai čia ta klimato kaita. Ji gali ateiti netikėtai, kaip dabar matome Ispanijoje, ne? Lenkijoje, Italijoje,
potviniai Vokietijoje, Moldovai priešingai sausros, ilgai trunkančios sausros, tai tie dalykai ateina ir pas mus. Na ir turim, žinoma, galvoti, kaip apie juos kovoti. Šiek tiek buvo paliesta draudimo tema. Tai ministerija, žinoma, yra nusimačiusi mechanizmus, kaip padėti nuo sausros nukentėjusiems ūkininkams. Bet tam tikras dalykas, kuris kitos Europos valstybės yra taikomas, tai savitarpio pagalbos fondai. Savitarpio pagalbos fondai Lietuvai būtų toks naujas dalykas ir Žemės ūkio ministerija šiai dienai yra pasirengusi visas analizės, išnagrinėjusi ir mokslininkai yra pateikę duomenis, kiek turėtume mes padengti tos nuostolius ūkininkams. Tai visi skaičiai yra paruošti. Reikia dabar dialogų su socialiniais partneriais, pasižiūrėti, koks yra poreikis iš tiesų, koks yra poreikis iš pieno sektoriaus, iš pieno ūkių, dalyvauti tose savitarpio pagalbos fonduose. Na ir valstybė čia, žinoma, prisidėtų ženkliai. Tai vėlgi čia jau yra informacija, duomenys paruošti, aš matau tai kaip vieną svarbiausių turbūt irgi darbų ateinančiai vyriausybei. Tai toks žvilgsnis šiek tiek į ateitį. O taip pat jūs irgi minėjote ir gerbiamas Andrius apie draudimo bendrovės, ar ne? Kalbant, ir JAV buvo pavyzdys, ir Lietuvoje. Kadangi vėl vasara parodė ir kasmet, kad ūkininkams ir verslams tenka kreiptis į draudimo bendrovės, kad ir nuostolius išmokėtų ir galbūt ateičiai, kad apsisaugotų, galbūt, Andriau, dar jūs galėtumėte šiek tiek praplėsti, ar ne, tą mintį. Kaip apskritai jūs manote, ar yra tokia rizika, kad galbūt draudimo bendrovės, pavyzdžiui, nežinau, Lietuvoje, tiek JAV dar labiau klims į skolas, į nuostolius ir galbūt ūkininkams net nebus kompensuoti nuostoliai? Teoriškai taip. Teoriškai turbūt yra ta grėsmė. Galbūt, sakykime, mūsų atveju, Lietuvos ir Baltijos šalių atveju, išskirtinė situacija yra ta, kad tų draudimo bendrovių nėra daug. Yra gera viena, pusantros gal, ta prasme, tikrai viena kita. Viena šiaip pagrindinė, bet nes tai yra labai sudėtinga draudimo rūšis. Labai ir ten yra ir valstybės kompensavimo mechanizmas įmokų. Žodžiu, pati turbūt bendrovė be valstybės kompensacijos sunkiai ir veiktų. Yra labai neprognozuojami ir dideli nuostoliai. Ir yra atveju, kai bandė tą draudimą vykdyti Lietuvos, šiaip nespecializuojančios paprastos, nenoriu pavadinimų turbūt, kas žino, tas žino, tai tikrai baigė tas draudimo bandymas po didelių nuostolių, nes negalėjo suvaldyti. Tai teoriškai taip, teoriškai yra ta grėsmė, praktiškai turbūt be valstybės paramos tai nebūtų įmanoma. Savitarpio fondui turbūt irgi vienas iš variantų, čia nėra vieno sprendimo, tokio vieno, kad jisai išspręstų viską ir visiems laikams, visko po truputį reikia, mes net tarp savo ūkių bandom savitarpio tokius kaip ir fondus turėti, yra ir teisinė prasme, dabar jie yra palengvinti, nes galima daryti tokias kaip vidinės, tam tik pagal principą savo draudimo bendrovės, nešti savo įnašus ir juos kaupti, neapsimokestina jie tada ir, žodžiu, yra jau tokie mechanizmai, kuriuos didesnės įmonės, kelios grupės gali daryti. Tai aš sakyčiau, čia toksai yra miksas, kurį reikėtų išnaudoti. O šiaip, jeigu plačiau, ne vien nuo sausrų ir prisiminiau, kai viceministrė kalbėjo, tai kartais tą žemės ūkį pasiekia ir kadangi visi mes susiję ir nėra to atskiro žemės ūkio ar maisto gamybos atskiros nuo visos kitos Lietuvos, tai ir tas pats elektros nutrūkimas ir kartais būna per audras, va čia jau nebe sausros, bet tiesiog audros, gali būti labai, kaip pasakyti, pavojingas ir daug žalos atnešantis. Čia buvo ta audra vasarą šią, tai pas mus keliuose ūkiuose, didžiausiose pieno gamybos ūkiuose tiesiog nutrūko elektra, nes virto medžiai. Ir mes COVID laikotarpiu, kadangi neturėjom daug ką veikti, tai
tai buvom tiesiog nusprendę pasistatyti generatorius, kurie visi suveikė. O pieno ūkyje, jeigu šaldytuvai išsijungia didėjai ir stovi dideli šaldytuvai, kiekvienam ūkyje pienas įsugenda per kelias valandas. Ir tai išgelbėjo mus tiesiog. Mes galvojom, jie niekada nebus tie generatoriai reikalingi. Niekada. O jie realiai visi suveikė. Ir va tai irgi yra pamoka. Tai vėlgi čia, ta prasme, yra turbūt galimybė ir valstybė šiek tiek padėti ir paskatinti turėti tą alternatyvą energijos šaltinį, nes kol mes turim tą situaciją su miškuose einančiom linijom ir vat ministras puikiai žino, tos mūsų ribos Lietuvoje kol kas yra, sakykime, kokios yra, ten 3 metrai, kitose Latvijoje yra tenai 7 metrai, gerokai didesnės, pas mus nereikia nei medžio, šakos užtenka ir trūksta tos linijos, arba snygis, lygiai taip pat. Va, tai aš sakyčiau, kad apsidrausti, kitaip sakant, galima ne vien draudimo bendrovės būna, bet šiek tiek ir pagalvojant ir painvestuojant, bent jau trumpalaikį, 12 valandų, 18 valandų, kartais parai ir to užtenka. Matoniai, jūs taip pat pragyvenot visus sunkumus, ar irgi jūs generatoriai gelbėjo, galbūt kitokios technologijos, kad vandens tiekimas buvo nenutrūkstamas, net jeigu buvo tuo metu gana sudėtinga situacija visoje šalyje, ar tikrai daug ir gyventojų, ir verslų buvo be elektros paromis tuo metu? Jo, tai mus iš tikrųjų irgi išgelbėjo generatoriai, kuriuos, kaip minėjau, diegiame iš anksto, ruošiamės visom, sakant, stichijoms. Tai tas tikrai padėjo, bet yra dar kita stichijų pusė, tai yra lietus pikinis, su kuriuo mes irgi susidurėm, ta prasme, nes miestas tankėja, didėja kietųjų dangų, automatiškai daugėja patenkančio lietaus į mišrias kanalizacijas, su kuriuo mes turim dorotis irgi. Tai irgi žiūrim, plečiam infrastruktūrą, kad susidorotumėm, nes tas pikas kiekvieną kartą jisai didėja. Pagal mūsų statistiką, ką mes matom, to lietaus bendras metinis kiekis galbūt panašus, bet jis iškrenta per trumpą laiką vis dažniau. Tai irgi ruošiamės infrastruktūrą, o dar kas liečia elektros energijos klausimą, tai mes patys pasigaminam 1/4 praktiškai reikalingos elektros energijos. Vilniaus nuotekų valykloje, didžiausiai valykloje Lietuvoje, tai jas gaminam iš biodujų. Tai tikrai rūpinamės patys ir tikslo turim pasigaminti visą elektros energiją. Kada planuoja tai padaryti, kada realu? Pagal mūsų patvirtintą strategiją iki 30 metų. Tai turim pasirengę strategiją, žingsnis po žingsnis link to judam. Tai turim ilgalaikius planus, o taip, kad įsivaizduota, kas tas yra 1/4, tai praktiškai Širvintų rajonas tiek suvartoja elektros energijos. Tai yra mūsų 1/4 pasigaminamos elektros energijos. Tai lygiai greičiai be abejo saulės elektrinės statom visuose mūsų objektuose tam, kad galėtumėm tiesiogiai panaudoti visą pasigamintą elektros energiją. Tai ruošiamės tam ir einam dideliais žingsniais į priekį. Na, nepaisant pasiruošimų, finansinė našta turbūt gali būti ar ne ir valstybei, tai turbūt į viceministrą dar norėčiau kreiptis. Jei pasikartos scenarijus ir, nežinau, galbūt dažnės ar ne situacijų, kai gamtos stichijos nusiaubė verslus ir gyventojų ūkius, jeigu nuostolis sieks ne kelis milijonus, bet suma keliais nuliais dar padidės iki milijardų, kas prisiims tą naštą? Ar įmanoma valstybei padėti? Ačiū, toks utopinis klausimas. Aš nežinau, ar būdama Žemės ūkio viceministrė galiu atsakyti į tokią projektuotą situaciją. Mes turim kasdien įdėti dalį darbo ir pastangų ir resursų tam, kad tokios situacijos būtų kuo mažiau, kad jos kuo mažiau paliestų stipriai mūsų gyventojus. Nes visų pirma, ką mes turim saugoti, tai žmonės. Tie mūsų praradimai turi būti apsaugoti žmonės ir kad jie kuo mažiau paliestų ir kad kuo daugiau gyvybių būtų apsaugota. Kitas dalykas, kaip sakiau, reikia ruoštis kasdien, žingsnis po žingsnio. Šią kadenciją labai džiaugiuosi, kad Žemės ūkio ministerija atkreipė dėmesį į žuvivaisos ūkius, kurių Lietuvoje turime 5, nes žuvis ir žuvų produktai tai yra svarbus taip pat mitybos grandinės dalis. Ir taip, mes ruošiamės, mes įsigijome elektros generatorius tam, kad būtų apsaugoti žuvų ištekliai auginami, tam, kad būtų apsaugoti investicijai į tą žuvis. Nes jeigu dingsta elektra,
viskas, ta prasme, sustoja vandens filtrai, sustoja siurblinės, ne, tai yra didžiulė katastrofa, mes prarandame praktiškai pusę metų darbo, mūsų visos žuvytės išplaukia. Šamas galbūt jisai šiek tiek atsparesnis, jisai ten prakenties, ten kokias pusę dienos gali prakentėti, gal net ilgiau, bet šiuo atveju kitos jautresnės žuvis, tai mes jas prarandame, mes prarandam savo investicijas, o to negali būti. Taigi turim galvoti. Elektros energijos generatoriai buvo pastatyti kiekvienam žuvivaisos ūkį Lietuvoje. Saulės elektrinės taip pat buvo pastatytos tam, kad apsirūpinti tą elektros energiją ir kad tas darbas nenutrūktų. Tai tie tokie katastrofiški utopiniai scenarijai, jų gali ir nebūti, arba jų pasiekmes gali būti mažesnės, jeigu mes galvosime ir ruošimės, jeigu mes investuosime. Ir šiai dienai, jeigu mes matome, turiu net tokį pavyzdį, labai įdomų įsitraukusi Švedijos ministras, gynybos ministras atšaukė jūros vėjo jėgainių parkų Baltijos jūroje plėtrą tam, kad būtų užtikrintas šalies nacionalinis saugumas, tam, kad būtų užtikrinti gynybos tam tikri interesai, kad tos vėjo jėgainės netrukdytų ten plaukioti laivams ir taip toliau. Tai tam tikri tikslai, mes juos kartais irgi turime pasverti. Klimato kaita, šalies gynyba, žmonių gyvybė. Tai aš šitą galbūt netgi iškelčiau šiek tiek kartais ir pirmoje vietoje. Perėjome šiek tiek globaliau ir pakalbėjo viceministrė šiek tiek apie užsienio pavyzdžius. Pone Gentvilai, kalbant apie ES politiką, kuri skirta klimato kaitai stabdyti, kaip manot, kurie mechanizmai veikia, kurie galbūt nelabai, ko reikėtų dar, kad pasiruoštume ir kad nebūtų taip skaudu šalies verslams? Jo, po Donaldo Trumpo išrinkimo Europa gali likti viena, nes Donaldo Trumpo laikais Amerika pasitraukė iš Paryžiaus klimato susitarimo. Ir šiaip Europos pramonė praranda konkurencingumą prieš Ameriką ir jeigu Europa tęs su savo žaliaja pertvarka, europietiški produktai tiesiog taps nebe, visi įskaitant žemės ūkį, pramonę, sunkiąją pramonę, rafinerijas, cementą ir taip toliau. Tai mano prognozija yra, jeigu Donaldas Trumpas darys tą patį, tai Europa turės sustoti su žaliuoju kursu dėl to, kad nėra pasaulinio susitarimo, nes Europa generuoja 10% pasaulio šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jeigu mes pasakom savo ūkininkams, ten privalomas sėjomainą, tenai ir taip toliau, bet visas pasaulis dirba kitom sąlygom, tai yra daug pavyzdžių, taip vadinama carbon leakage. Ta prasme, anglies nutekėjimas. Kai tu turi produktą čia pagamintą ir uždūsta vietos europietiškos bendrovės ir tada tu importuoji tą patį produktą iš Bangladešo, tekstilę, medienos produktus iš Brazilijos iškertamų, taip sakant, kurie yra netvarūs, vaikų darbas, mokestinė sistema, visa ESG kolapsas. Ir Europa nekartą taip yra deindustrializavusi save, kai pasako, pas mumis standartas turi būti didelis, o tada įmonės tiesiog masiškai pasitraukia. Ir mano dėja, bet prognozė, kad ir aš, pavyzdžiui, kitą savaitę skrendu į Azerbaidžaną, į Baku, klimato kaitos susitarimą yra, iš esmės apie Europą jau nebežaidėjas, nes Europa yra 10% emisijų. Ir jeigu mes dar labiau, o Kinija yra 3 kartai Europos emisijų, 30%. Amerika yra 20%. Tai Kinija ir Amerika, jeigu nesusitarė dėl žaliosios darbotvarkės, Europa nepadarys viena proveržio. Ir mes deindustrializuosime Europą, kadangi esam biški ir išlepę, imigracijos nenorim Europoje dabar, kaštai kyla. Tai aš toks biški pesimistas esu dėl to, kad žaliai pertvarkai dabar yra geras laikmetis. Tai man atrodo, daugelis Europos politikų ir dabartinė Europos komisija pradės kalbėti apie tai, kad competitiveness ir žaliasis kursas į šoną. Bet aš kaip aplinkosaugininkas ir aplinkosaugos politikas, rizikos nedingsta. Mes einam čia neklausimas ar bus, čia klausimas, kad bus. Ir tada mes turim sukurti mechanizmus draudimo sektoriaus. Pavyzdžiui, vienas iš tokių irgi pertvarkų, ką reikia padaryti, tai žemės ūkio sektoriuje
dabar jau visos žemės ūkio lygos ateina pietietiškos, nors pas mumis pesticidai ir augalų apsaugos priemonės patvirtintos Šiaurės Europai. Tai mes neleidžiam naudoti daugelio produktų Lietuvos žemės ūkiui, nors lygos jau ant mūsų daržovių ir jau yra pietietiškos. Ir mūsų ūkininkai nesugeba apsiginti nuo pietietiškų lygų, nes faktiškai pasislinko, o mes priklausome anksčiau. Tai mums su tuo reikia tiesiog stipriai dirbti ir priimti domen, kad pasaulis šils, keisis, tai yra galimybė, bet tiesiog reikia nuosekliai investuoti. O kitas dalykas, net nesitikėkit, kad valdžia, nes valdžia yra tiek valdžia, kiek jūs sumokat mokesčių, išgelbės visada ar ūkininkus, ar viršuliškėse sprogusi daugiabutį iš mokesčių mokėtojų. Tai yra rizikos pasidalimo priemonės, tam ir yra išrasti draudimai, jie turi tapti daug kur privalomi. Tada mes per draudimo rizikos bendrovės turėsime išorinį vertintoją bet kam. Ar infrastruktūrai, ar žemės ūkiai, ar miškininkystėj, kuris pasakys, šitas brangiai kainuos jums, šitas yra pigiau dėl to, kad atsparesnis yra. Ir mums kaip valstybei reikia padaryti draudimus privalomus. Dalyvauti jų kompensavime, tai kas daroma Žemės ūkio ministerija su augalininkystė, šitoj daržovių sektorija iš viso neįsibėdėjęs yra draudimas dėl to, kad per didelį nuostolį nepasiteisinus. Bet mano prognozės Europoje po Trumpo išrinkimo, kad bus blogai. Ta prasme, su žaliaja politika turėsim visi deeskaluoti, nes mes kaip europiečiai neįtikinom pasaulio paimti kitą kryptį. Gerbiamas Andriau, kaip Jūs manot, galbūt reikia kažkokių prognozių turi, kaip žaliosios ekonomikos ar ne, toks kaip ir stabdymas galimas po JAV rinkimų, kaip paveiks verslų šalies? Ar Jūs paveiks, kaip manot, tiesiogiai, ar galbūt nebūtinai? Tai paveiks, viskas veikia. Viskas veikia tiesiogiai. Aš čia gal du momentus, papildydamas ar pritardamas ministrui, norėčiau pabrėžti. Vienas dalykas, mano nuomonė, kad sakyti, kad kažkokias priemonės sustabdys klimato kaitą yra šiek tiek neteisinga. Nes klimatas jis keičiasi visada. Jis visada keitėsi. Jis keičiasi šimtais tūkstančių metų. Gintarą mes randam Baltijos jūroje. Tai, kaip aš sakau, yra dvi versijos, kodėl jis ten yra. Arba dėl to, kad perkūnas užpykęs ant jūratės tą pilį sugriovė. Dėl kastyčio. Arba kad ten buvo miškas kažkada. Tai įsivaizduokit, kokio didelio kokio mastelio pokyčiai buvo. Tai klimatas keitėsi visada. Dabar turbūt žmogaus veikla jį spartina. Tai tas yra priemonės, nėra tokių priemonių, kurios sustabdytų tą kaitą, nes veikia jėgos daug galingesnės už žmogų. Saulė turbūt pagrindinis ir taip toliau. Tai priemonės gali tik tai padėti prisitaikyti. Prisitaikyti, būti lankstesniem ir sakykime, tiesiog prisitaikyti. Ką visada žmogus ir darė. Per visą savo evoliuciją. O kitas dalykas, jeigu jau imti, sakykime, konkrečiai žaliąjį kursą, jis irgi, mano nuomonė, evoliucionuoja ir turi evoliucionuoti, nes žaliasis kursas jo nėra, mano vėlgi supratimu, vieno tokio daikto, žalias kursas. Žalias kursas yra šimtai atskirų, sakykime, idėjų, programų, veiksmų, kai kurios labai pasiteisino. Kai kurios dar neaišku ar pasiteisino, kai kurios aišku, kad nepasiteisino. Ir man teko ir su keliais komisarais kalbėti, ir su ekspertais, žodžiu, visi supranta, kad buvo padaryta pradžia, toks duotas impulsas pajudėti tą pusę, pradžia impulsas susidūrė su realybė ir dabar jį reikia šiek tiek adaptuoti. Ir tą padaryti reikia labai labai protingai. Įvertinant ir tas didelės valstybės, kurios iš tikrųjų kitas visiškai kol kas to nesirūpina arba nenori. Toj pačioje Amerikoje, girdėjau, visą savaitę stebėjau rinkiminę kampaniją. Irgi vienas ir dabar jau prezidento būsimo Trumpo buvo teiginių, kuris labai logiškai skamba amerikiečiams, tarp kitko. Jisai sako, kodėl mes turim per jėgą investuoti į žalią energetiką, kuri pagal nutylėjimą kol kas yra brangesnė dėl technologijų, kai Kinija, čia jo žodžiais tariant, kas savaitę, dar ir šiandien atidaro po naują anglies elektrinę, didelę. Ta prasme, ir tą taršą tik didina. Ir Indija tą patį daro.
tos didžiosios šalis, kaip ministras sakė, ten susidaro tie didieji 10% tų visų taršų. Ir kodėl tada mes kaip Amerikai, jisai sako, turim prarasti tą konkurencingumą. Ir rinkėjams skamba logiškai. Jiems skamba visiškai logiškai. Jie nežino atsakymą, kodėl turėtų elgtis kitaip. Tai mes irgi turėtumėm tam tikrą prasme šiek tiek panašiai galvoti. Kas yra mums naudingiau, netgi daugiau trumpalaikę prasme. Negalvokim dabar apie 10 mečius į priekį. Labai sudėtinga. Didžiosios šalis nesugeba to padaryti. Bet jeigu, kaip ministro geras pavyzdys, jeigu mes jau tenai turim tų invazinių kitų rūšių, kurių produktų neleidžiam pardavinėti, tai tikrai turim leisti, čia jau mūsų lankstumas, čia mūsų sprendimai. Žaliasis kursas, aš manau, jisai turi adaptuotis, jis neturi išnykti. Žalia energetika apskritai Lietuvoje yra turbūt vienintelis variantas, kaip kolega minėjo, gamintis mes irgi ir statom, ir biometano gamyklas projektuojam, ir saulės parkus, ir taip toliau. Nes mes, kaip Lietuva, neturim jokios kitos galimybės pasigaminti. Jokios kitos. Prasme, dabar gaminam 20%, jau didelis žingsnis. Prasme, tai aš kažkaip labiau būčiau optimistas ta prasme, kad galbūt tas, ir šiuo atveju Amerikos rinkimai, privers truputį atves daugiau racionalumo į politikos formuotojus ir Briuselį, ir Lietuvoje. Ir mes sugebėsim visgi to trumpojo laikotarpiu, 5, 6, 7 metų perspektyvų rasti šiek tiek geresnį netgi balansą tam pačiam žaliajam kurse, kuris būtų labiau atliepiantis ir tą realybę, ir mūsų šiaip strateginius tikslus. Tas pats maistas, jisai tampa tokia kaip ir strateginė prekė. Mes dar to nejaučiam, bet įsivaizduokit, Kinijos atsakas į elektros automobilių muitus iš ES buvo grasinimai įvesti importo mokesčius maistui. Ir vėl kenkti Vokietijai, kuri yra didžiausia maisto eksportuotoja į Kiniją ir taip toliau. Taip kad čia, aš manau, yra irgi tam tikra prasme galimybė. Tam tikra prasme galimybės. Mes evoliucionuojamės, mes keičiamės, turim prisitaikyti, įnešti daugiau racionalumo, to gyvo sveiko proto. Ir manau, visai geras dar gali būti ir tas sekantis ir visi kiti sekantis tai žingsniai. Tai tęsime apie žaliąjį kursą, viceministrė, kokia jūsų nuomonė, jūs išvelgėte daugiau galimybių ar daugiau galbūt, kaip ministras davė tokį mintį, kad gali būti sunku pratęsti tą strategiją, tą kryptį, kuri iki šiol buvo? Aš čia matau iš tiesų irgi kaip galimybę valstybei. Visų pirma, dėl ko? Yra tam tikri skaičiai, kurie rodo, kad gyvulių auginimas Lietuvoje nuo 90-ųjų iki galvijų, galvijų šiuo atveju, nuo 90-ųjų iki 24 metų sumažėjo skaičius 1/4. Ką tai reiškia? Mes auginame mažiau tų galvijų, bet mes pažengėme, kur veislininkystėje, pašaruose, mūsų mokslininkai atliko tam tikrus tyrimus, mes pasidarėm išvadas, mes darome kokybiškesnį, užauginame kokybiškesnį maistą. Ir čia yra, manau, tas kelias bendradarbiauti su mokslininkais ir remtis tais moksliniais tyrimais, kurių Lietuvoje mes taip pat turime labai gerų ir labai šaunių. Ir bandyti tą ruoštis, tam tokiam scenarijui. Tai čia matyčiau iš tiesų kaip galimybę ir vėlgi tas žemės ūkio sektorius neturėtų būti kažkaip stigmatizuojamas kaip didžiausias kažkoks jau priešas, blogiausias ir taip toliau. Nes mes čia pagal skaičius, tai ką tik minėjau, matom tą mažėjimą, nes mes esam labiau pažengę veislininkystėje. Vėlgi tas tų atrajojančių galvijų metano išskleidimas vėlgi labai priklauso nuo mitybos. Ir mokslininkai taip pat tyria šitus dalykus, kad jeigu pakeisti šiek tiek kažkokį racioną, kažkur pasaulyje netgi mačiau, kad ten jūros dumblių įdeda kažkur į racioną galvijo, sumažina iš karto drastiškai tų išskleidžiamų metano dujų kiekį. Tai čia aš matau didžiulį potencialą ir galimybę ir manau, kad turėtume įdėti toliau su moksliniais tyrimais ir Lietuvoje kiek anksčiau girdėjau tokią statistiką, kad tie mokslinių darbų atlikti tyrimai, jie nebūtinai pereina į paskui praktinį panaudojimą.
Tai aš čia matau vis tik tą didesnį tokį reikalingą sutelktumą. Aišku, Žemės ūkio ministerija bendradarbiauja su Žemės ūkio akademija ir mes remiamės atliktais tais darbais rekomendacijom visada. Aš čia gal pavyzdį, tai praktika yra Augos įmonė, turėdama 3000 karvių, testuoja dirbtinius skrandžius karvių, kokią mitybą išleistų mažiau biometano. Tai praktinė bendrovė, kuri buvo užsibrėžusi su tą misiją be kainos gamtai, bet pasižiūrėjus dabar į Augos skaičius, tai visiems pavyzdys, kad, žinai, kadangi akcijų biržoje prekiaujama įmonė, jiem labai sunkiai sekas. Yra Kola, žinai, vieša įmonė, tai galima matyti tuos skaičius. Tai dėja, čia yra tas pavyzdys, kad mes turim mažai sėkmės pavyzdžių su žaliom bendrovėm, ypač žemės ūkyje, ir labiau sekasi tom konvenciniam bendrovėm. Tai Augos pavyzdys, kai norėjo mažinti ir metaną, ir ekologiškų ūkių plotus, čia ne mano spektras, bet turbūt pagrindinė esmė, kad europiečiai nesugebėjo perlaužti pasaulio užlipti ant tų bėgių ir tada mūsų produkcija tampa per brangi. O plus dar covidas, infliacija, tada žmonės jautrus maisto kainam, tada iš viso kolapsas ekologiškų produktų, nes, kai buvo maisto krize, tai aš pats vakar grįžau iš Egipto, tai Egiptas masiškai dabar persiorientuoja, kad patys būtų nepriklausomi nuo maisto importo, nes ypač grūdinių kultūrų, tai nes pasimokė iš to, kad kilo protestai ir taip toliau. Jūs dar norėjot papildyti? Jo, dar papildyti trumpai, kad dar vienas aspektas yra, kuris be noro pastangų irgi yra labai, labai svarbus tam tranzite, ar ne, link švaresnės gamybos ir mažesnių emisijų, yra technologiniai sprendimai. Jų kartais dar nėra. Ir va čia, kaip pasakyti, susiduri su didelė problema. Mes visi su mielu noru pakeistumėm, sakykime, traktorius, kurie dabar šiuo atveju yra dizeliniai, į elektrinius. Bet jų nėra. Jų dar nėra sukurta. Ir didžiausias įmonės pasaulyje, John Deere'as, Massey Ferguson, jie kūrė dešimtmečiais tos traktorius. Dešimtmečiais. Ir niekaip negali komercializuoti, nes neužtenka galios. Tas traktorius jis turi dirbti, kaip mes sakom, po resursų, žodžiu, kelias valandas, 7-8 arti, vežti ir viską daryti. Ir to resurso tiesiog kalorijos neleidžia, megavatinės kalorijos iš elektros tuos darbus atlikti, paprastai šnekant. Ir ar finansiškai būtų naudinga, nes tokia investicija gana nemaža būtų. Ir sakykime, lengvuose automobiliuose tai kažkaip pajudėjo stipriau, dabar irgi stoja. Nes daugeliui vartotojų, ir mes kaip įmonė buvom įsibrėžę labai daug pakeisti lengvų automobilių į elektrinius, susidūrėm su problema, kad kilometražas per mažas. Ir darbuotojai masiškai pradeda atsisakyti netgi elektrinių automobilių, kuriuos skiria įmonė, nes jiems neužtenka kilometražo, ypatingai tiems, kurie važinėja, sakykime, mes turim 7 gamyklas skirtingose miestuose, yra atstumai 100 km ir neužtenka. Visi jaučia stresą, kur galės pasikrauti, ten tų stotelių labai trūksta iš tikrųjų, labai nedaug ir taip toliau. Tai žodžiu, kai kur nėra technologinių sprendimų, kaip su traktoriais jų kol kas nėra. Su, kaip minėjot, pašarais, kadangi mes esam didžiausi pašarų gamintojai Baltijos šalyse, tai yra tarptautinės kompanijos, kurios jau tikrai tos priedus kūrė, daro, mes patys eksperimentuojam ir jie tikrai mažina ir ten tikrai jau kažkokie technologiniai sprendimai atsiranda ir jie turbūt bus. O be kitų nepadarysi to žingsnio. Ir aš visada pagalvoju, čia kaip tada senai, turbūt ministras dar atsimena, bet būdavo laidinį telefoną. Ir tu gali norėti kaip nori, to mobilaus. Jo nėra. Iki to momento, kol jo neišrado. Kol jo neišrado. Ir vyriausybė nėjo su žirklėm nekarpė tų laidinių telefonų, versdama jų atsisakyti, kol dar nėra naujo daikto sukurta. Ir pilnos gatvės, ir Londone tos raudonos stovė pas mus būdavo tie aparatai, kad skambinti. Bet atsirado sprendinys, nereikėjo jokių paramų. Nebuvo paramų pereiti visam pasauliui į mobilų telefoną, mobilų ryšį, kompiuterius, visi perėjo ir viskas, ir įvyko, kas vadinasi rinkos ekonomika.
Va, tai daug kur labai didelis stabdys yra, kad nėra technologinių sprendimų kol kas. Čia galbūt ministras paskui galės dar atsakyti dėl elektromobilių plėtros, dar ponia Matonį, jūs norėjote pridurti? Ja, tai aš norėjau pasakyti, kad irgi Vilniaus vandenys stipriai prisideda ir planuoja prisidėti prie CO2 emisijų mažinimo. Ir kalbant apie technologijas, iš tikrųjų, tai po Europą teko nemažai važinėti, ieškom, kaip sumažinti to CO2, tai viena iš priemonių yra gamtinių dujų atsisakymas, kadangi dumblo apdorojimai, mūsų valykla veikia žiedinės ekonomikos principų, kai mes iš nuotekų dumblo gaminam biodujas, bet tam, kad pagaminti biodujas reikalingi procesą dar gamtinių dujų ir mes jų suvartojam tikrai virš 17 milijonų kubinių metrų per metus. Arba tai sudaro praktiškai trečdalį mūsų CO2 emisijos išskiriamos visos. Tai kaip inovacija matėm ir irgi strategijoje nusimatė tokią manodeginimo gamyklą pastatyti, kur dumblas būtų apdorojamas ir tai leistų mums atsisakyti visiškai gamtinių dujų vartojimo, kadangi ta gamykla pati pasigamins šilumą savo reikalingą visą. Plius dar elektros energijos pasigaminsim ir galbūt dar liks likutinė šilumos, kurią galima bus atiduoti į šilumos tinklus. Tai irgi žiūrim į priekį ir jau dabar planuojam, nes infrastruktūros rengimas trunka metais. Čia nėra taip, kad šiandien sugalvojau, kitais metais padarysim. Ne, tai toksai projektas užtrunka 5-6 metus. Tai kažką norim turėti 30 metais, kaip pavyzdys, tai jau turim šiandien startuoti su įgyvendinimu. Ar tai kažkiek turės įtakos galutiniai paslaugos kainai, nes vis tiek investicijos turi, ar ne, kažkaip atsipirkti per kažkiek laiko? Vienai per kitaip tikriausiai, kad turės, taip, tiek, tai tikrai negaliu dabar pasakyti. Viskas kainuoja, tai yra tikrai ne šimtai tūkstančių, tai yra visur milijoninės investicijos, dešimtimis milijonų investicijos reikalingos. Nors apgindamas vandens tiekimo sektorių, nuotekų tvarkymo sektorių, visada jo įkainiai buvo žemiau infliacijos. Tai... Ja, šiaip iš tikrųjų mūsų paslaugų kaina yra žemiausia turbūt Lietuvoje. Tai Lietuvoje tiesiog yra pigus vanduo, jeigu ten vidutinio kauniečio šeima 10 eurų per mėnesį sumoka, tai čia yra... Ja, beje, teko grįžti iš Danijos šią naktį irgi, nes ieškom irgi technologijų, tai irgi reiktų sakyti, kad Danai eina tą pačią kryptim, irgi planuoja tas pačias gamyklas statyti, irgi patys siekia apsirūpinti visą energiją reikalingą veiklai, tai vanduo Danijoje kainuoja apie 9 eurus. Bet jeigu taip, kad biškai taip leisiu savo pasiūlyti, kažkada turės atsirasti lietaus mokestis ir gyventojams. Dabar įmonės įmoka. Bet pagrindinis iššūkis su klimato kaita bus to pikinio vandens sutvarkymas. Ir šiandien privatus gyventojai, jie už šito vandens sutvarkymą, teritorijų nuleidimą savivaldybėms nemoka. Ir čia, kadangi reikės statyti ir polderių ir taip toliau, tai anksčiau ir vėliau turės atsirasti, nes tokios įmonės kaip Grinda ir Vandenis, jie rūpinasi, kad nebūtų potvinių miestuose ir kad ir kaip kurioziškai skamba, bet tą lietaus mokestį turės išplėsti, nes dabar jį moka juridiniai asmenys, o fiziniai asmenys nėra suinteresuoti mažinti savo perteklinio vandens nutekėjimą. Ir šiek tiek užsiminė ir Andrius apie elektromobilius ir buvo geras pavyzdys su telefonais. Aišku, čia visiškai viskas yra kitaip. Jeigu atsiranda elektromobiliai, ar nereiškia, kad mes iš karto dyzelinių atsisakom ar benzininių, bet kalbant apie ir plėtrą, ir įkrovimo stotelių, ir apskritai rinkos, kaip jūs matot, ar gali būti, kad šiek tiek labiau noriai žmonės pereis prie šios transporto priemonės ir taip pat, aišku, prisidės prie klimato kaitos ar ne situacijos tokio kaip ir gerinimo. Aplinkos ministerija vien šiemet 110 elektromobilių įsigijo per įvairias savo įstaigas, tai mes jau turim apie 15% savo automobilių parko, tai maždaug iš 900 automobilių 110 elektromobiliai. Tai Europa stipriai atsilieka tiesiog, nes Europos automobilių gamintojai pavėlavo į šitą. Kinijoje jau 51% automobilių yra elektromobiliai ir kiniečiai, jie pažangesni ir Europą savo šovė į koją padarydama muitus importiniam kinietiškam automobiliam ir dabar sukels prekybos karą ir taip toliau, ar maisto eksportui, ar dar kažkam, nes jeigu Europa norėjo, tai technologija jau yra ir Lietuvoje vos 2% šalies automobilių yra elektromobiliai. Tai jeigu Kinija turi 51, 52, tai pas mumis naujų automobilių įsigijimo rinkoje 6-7.
Bet labai daug mitų yra apie elektromobilių nepatogumą. Aišku, jeigu yra dinamiškas darbas, tarp tolimi atstumai, bet iš esmės, kai pasižiūrim kilometražą, kiek važiuoja standartinis lietuviškas automobilis, tai elektromobilis jau apsimoka su mažesniam lizingo palūkanom. Tai čia kam netinka, bet yra daug kam tinka ir nepadaro racionalaus sprendimo. Dabar yra ir PVM lengvatos atskaitimai ir taip toliau. Tai yra produktas, kurį galima naudoti, bet reikia ilgų pinigų, investicijų į ką irgi nors, turbūt įmonių finansuose, kai daro strateginius sprendimus, įmonės pasisveria, ta prasme, kas labiau atsipirks ir čia turbūt ne prioritetinė priemonė yra. Galbūt auditorija dar turėtų klausimų, mes turim likusias kelias minutės diskusijos, tai gera proga būtų paklausti. Rankų nematau. Galbūt norėtumėt kokį paskutinį žodį tarti, turime 4 minutės, kiekvienas po minutę. Kaip matytumėt ateitį, ar atsižvelgiant į tai, kad tiek verslai, tiek matome, kad ir valstybė ar ne sieks tobulinti mechanizmus, tikėkime, ir naujoji valdžia, kokia ta ateitis laukia, nežinau, kad ir 10 metų bėgyje į gerą, panašiai viskas bus, ar šiek tiek į apačią įdėsim. Viceministrė, labai trumpai. Dėkui. Tai aš manau, kad turime susitelkti ir racionaliai žiūrėti, ką turime, ir naudoti savo išteklius ir resursus, žinoma, taupiai, bet pasižiūrėti į tuos dalykus protingai ir reikalauti ekologijos ten, kur galim reikalauti, ir neperspausti savo reikalavimuose. Tai čia, manau, pagrindinis akcentas būtų. Ministrė. Manau, kad mes tiesiog turim neklausti, ar bus, bet bus kaip faktas. Dabar klausimas, ką mes darom, kad pasiruošti. Ir norėčiau įkvepiantį pavyzdį parodyti į Olandiją. O ten net yra atskiras vandens ministras. Tai kai aš su juo šnekėjausi, jis sako, mes turim 40% teritorijos po vandeniu, kurioje yra padaroma 70% šalies BVP. Bet tam, kad ta teritorija būtų apsaugota, mes investuojam 1,2% šalies BVP kiekvienais metais tam, kad būtų polderių sistema išlaikoma. Tai mes galim visą tai padaryti, tik tai reikia strateginių sprendimų ir su vandens tvarkymu, ir su žemės ūkiu. Mes galime būti toj pozicijai, kad apsiginsime nuo stichinių sausrų, nuo lietaus pertekliaus miestuose ir taip toliau, bet į tą reikia žiūrėti dirbant su rizikų valdymu. Ir pas mumis tas rizikų valdymas, kartais, kadangi atsiremia į ryžtingus politinius sprendimus, yra atidėjimas tų problemų, bet tai nėra tolerantiška, nes kai po to krizė ištinka, tai tada visi susijima. Aš tai kažkaip norėčiau, kaip minėjau, žiūrėti labiau optimistiškai. Tikiuosi, kad sėkmingai daugiau mažiau prisitaikysim prie tų pokyčių, jie tikrai bus įvairių situacijų, nebūna, kad nebūtų, tai labai tikiuosi, kad atsiras daugiau to racionalumo ir tokio sveiko proto. Mums jo kartais pritrūksta visiems. Ta prasme, tokio sveiko proto, realaus gyvenimo požiūrio ir Lietuvoje, ir Europoje. Ir aš labai tikiuosi, kad Europa irgi, kaip pasakyti, įgauna tam tikrą šansą labiau susitelkti. Nes Europa visgi dar ir nesugeba tapti viena rinka. Tas yra blogai. Jau čia verslo prasme, tai mes esam tikrai atsiliekantis dar ir dėl to. Nuo Amerikos ar nuo kitų didelių valstybių, kurios yra vienos didelės rinkos ir įmonės gali labai augti. O mes Europoje turim 28 ar kiek atskirų rinkų, rinkelių ir tiek pat kalbų ir žodžių ir va toj vietoj. Tai yra didelis šansas tikrai šitam sukrėtimų laikotarpyje gauti naudos, tapti protingesniais. Tai jeigu trumpai, tai taip, iššūkių tikrai jų yra ir ateityje tikrai jų nemažės tų iššūkių, bet tam mes ir ruošiamės ir jau diegiam tam tikras priemonės. Tai aš kaip ir minėjau, svarbiausia turėtų turbūt ilgalaikę strategiją ir kryptingai link to judėti, ta prasme, susidėti, nesiblaškyti ir viskas bus gerai. Ačiū diskusijos dalyviams, ačiū visiems, kurie klausėtės ir atvykote čia ir iki kitų kartų.
Ačiū. Ačiū. Dėkui.